Popierių perdirbti imta dar XIX amžiuje, kuomet iš makulatūros pradėta gaminti kartono pakuotė. Šiandien žinoma, kad vienai tonai popieriaus reikia 17 medžių. Perdirbant popierių yra sutaupomi ir išsaugomi ne tik medžiai, bet dar ir elektra bei vanduo. Ar šis žinojimas padeda mums taupyti popierių? Apie tai Rūta Stalionytė. Vienas namų ūkis per mėnesį išmeta apie 10 kg popieriaus. Tarnautojas per dieną sunaudoja apie 50 standartinio popieriaus lapų. Nors suprantame, kad rūšiuodami popierių saugome medžius, taupome vandenį, bet atrodo, kad aplink mus popieriaus kalnai tik didėja. Pasaulyje iš makulatūros pagaminama vos trečdalis popieriaus. Likusi dalis keliauja į šiukšlyną. Šios popieriaus krūvos į bendrovės Ekoservis rūšiavimo bazę ką tik atkeliavo iš sostinės antrinių žaliavų konteinerių. Pastarosius porą metų čia surenkama vis daugiau makulatūros ir kito perdirbti tinkamo popieriaus. Vilniaus mieste iš tikrųjų tai mes surenkam, jeigu sakyti, į mėnesį mes surenkam apie 30 tonų popieriaus šiai dienai. Prieš keletą metų mes surinkam apie 20 tonų. Tai 10 tonų padidėjimas yra ir mes matom, kad tas augimas jisai tikrai yra, tai bet kokiu atveju kiekiai tik didės. Pirmaisiais metais buvo sakykime, neženklus tokie rūšiavimo dėsniai, kad pusė kiekio buvo šiukšlių. Šiai dienai per paskutinius 3 metus tai realiai mes turime apie 70%, nuo 70 iki 75, priklausomai nuo rajono, išrūšiuojamų popieriaus atliekų, tame tarpe ir pakuočių. Tai šiukšlingumas šiuo atveju siekia apie 20%. Įmonės surenka daugiau perdirbti tinkamų kartono, gyventojai daugiau makulatūros ir vadinamojo mišraus popieriaus. Štai čia popierius dar kartą rūšiuojamas, atskiriamos perdirbti netinkamos šiukšlės, beveik trečdalis kiekvieno konteinerio, suteptas riebalais, klijuotas popierius, folija, blizgantis saldainių popierėlį, vadinamoji kombinuota pakuotė. Tai neperdirbama. Surūšiuotas popierius keliauja į galingą presą. Jis spaudžia žaliavą į kubus iki pusės tonos svorio. Parduodama tiek Lietuvoje, tiek Klaipėda, tiek Grigiškės perka. Iš esmės tai atskiriant dvi rūšis, tai yra pakuotė, tai yra kartoninė pakuotė, o visa kita tai yra popierius. Tas popierius dar gali būti išrūšiuotas į 5 pozicijas, sakykime, žurnalai atskirai, knygos atskirai, laikraščiai atskirai, baltas popierius, tas, sakykime, tas ofiso popieriukas ir visas miksas. Lietuvoje mes šiais metais pardavėm apie pusę savo kiekio, tai yra apie kažkur tai 600 tonų popierinės pakuotės, tai yra pakuotės. Visa kita iškeliavo į užsienį. O ten tas į užsienį kiekis tai koks? Tai yra panašus, tai truputėlį mažesnis, sakykime, ten apie 500–400 tonų. Beveik 100 metų veikiantis Grigiškių popieriaus fabrikas vienas seniausių ir didžiausių šalyje popieriaus perdirbimo įmonių. Iš viso Lietuvoje jų suskaičiuojama bene 10. Deja, jų pajėgumams patenkinti surenkame per mažai popieriaus atliekų. Gaminant higieninį popierių mums reikalinga yra maždaug apie 30% yra celiuliozė ir apie 30% yra baltos makulatūros ir mišrios makulatūros. Tai baltos makulatūros, to, sakykime, vadinamo išspaustų, kitur švarios makulatūros, mums patiems jos trūksta. Maždaug apie pusę mes įsivežam iš kitų šalių. Iš Latvijos, Estijos, netgi iš Suomijos vežamės. Lenkijos. Pirmoji tona popieriaus Lietuvoje perdirbta prieš 200 metų. Šiandien iš panaudoto popieriaus gaminame kartono pakuotes, taip pat higieninį popierių, servetėles. Vien Grigiškėse 3 mašinos per metus pagamina apie 25 000 tonų higieninio popieriaus, naujo iš celiuliozės ir iš perdirbto balto ar mišraus popieriaus. Skiriasi tik spalva ir sudėtis. Štai gaminyje iš mišrios makulatūros antrinio popieriaus yra daugiau nei 2/3. Mums reikalingas tik tam tikros rūšies popierius. Mes negalim, sakykime, įvairių popierių perdirbti. Ir makulatūra turi tam tikrus standartus. Imkim, sakykime, paprastą laikraštinį popierių ir, pavyzdžiui, gerą žurnalą. Tai žurnale yra daug užpildų. Ten plaušo yra nedaug. Tai, sakykime, mums reikalinga daugiau toks, jeigu mišri makulatūra kaip laikraštinis popierius. Toliau, sakykime, išrašomojo popieriaus įvairių spaustų ir taip toliau surinkamos atliekos,
kur gamina knygas, tai yra balta makulatūra. Neperdirbta makulatūra iškeliautų į sąvartynus. Čia didžiausioje Baltijos šalyse popieriaus perdirbimo įmonėje pavirsta reikalingų produktų. Pirmiausia, surūšiuoti popieriai keliauja į išplaušinimo įrenginius. Jo, čia plaušinama. Jie trinasi viens į kitą, popierius su vandeniu ir jis atsiskiria plaušeliai. O štai vat visos atliekos, kurios matosi, kurios išeina iš popieriaus. Procentaliai 8 kokius procentus. Vėliau masė išvaloma, paruošiama ir pumpuojama į popieriaus mašinas. Jos panaudota popierių paverčia įvairiais gaminiais. Čia yra tinklas, jis bėga ir kai vanduo nubėga apačioj. Ir lieka plaušeliai vienas ant kito. Čia tinklas vėl grįžta ir vėl bėga ir vėl grįžta. Apačioje eina popierius, čia yra atsiurbimas. Tada eina per presą, nuspaudžia, eina aplink cilindrą ir va štai jau čia nuimamas popierius. Čia jau tas baltas? Va, matote, čia yra mišrios makulatūros popierius nuimamas. Tokiais velenais pateptais spalvotais klijais ant popieriaus įspaudžiamas raštas. Žinoma, iš celiuliozės pirminės žaliavos pagamintas gaminys brangesnis ir gal geriau atrodo, nors ir perdirbtą popierių galima spalvinti, marginti raštais, be to jis pigesnis. Pažiūrėkit, yra 2 sluoksniai, taip, ir jie laikosi ant va šitų įspaudų, matot. Čia klijų nėra. Čia klijų nėra, bet matot, yra įspaudai, kurie suklijuoja lapelius. Deja, Lietuvos popieriaus perdirbėjai negamina nei rašomojo, nei laikraštinio popieriaus. Dar liūdniau tampa, kai išgirstame jau 20 metų Kaune veikiančios spaustuvės vadovo žodžius. Jo žiniomis nei viena šalies leidykla neleidžia knygų ant perdirbto popieriaus. Nespausdinami ir laikraščiai. Pasak Sauliaus, šiandien tai per brangu. Ten yra laikraščių spausdinimui, yra popierius su medienos mase. Jis yra trumpalaikio naudojimo, jis yra greitai gelstantis, nes tokia yra, sakysim, paskirtis to popieriaus, bet laikraščių spaudai perdirbto popieriaus naudojimas, jisai būtų, manau, kad per brangus. Pats spaudos procesas nėra brangesnis, tik tai tiek, kad tai yra ne tiek vizualiai gražus popierius ir ant jo, norint gražiai spausdinti, reikalinga speciali patirtis. Kadangi perdirbtas popierius yra apie 1/3 brangesnis už paprastą popierių, o popieriaus kainoje, produkto kainoje popierius sudaro apie 50%, tai gaminys spausdintas ant perdirbto popieriaus būna visą laiką apie 15–18% brangesnis negu įprastas gaminys. Ši spaustuvė viena iš nedaugelio šalyje, galinti pagrįstai vadintis žaliąja ir socialiai atsakinga įmonė. Prieš kelerius metus įdiegtos aplinkos apsaugos vadybos ir kokybės vadybos sistemos. Čia dirbantys stengiasi tausoti aplinką, poligrafiniai darbai atliekami spaudos mašinomis, kurios naudoja mažiau energijos, chemikalų, popieriaus. Šiai dienai didžioji dalis dažų yra aplinkai draugiški, nes jie yra gaminami mineralinių aliejų pagrindų, jie yra nelakus. Iš principo, šiai dienai reikėtų sakyti, kad visi dažai atitinka tikrai aukštus ekologijos standartus. Kai filmavome, čia buvo spausdinami atvirukai Bolonijoje vyksiančiai knygų mugei ant specialaus popieriaus pagaminto be chloro cheminių darinių. FSS standartų dažniausiai yra žymimas neperdirbtas popierius, tik tai galima būtų pasakyti, kad visa gamybos grandinė, jinai yra kontroliuojama ir atitinka gerąją tvarkymo praktiką, pradedant nuo miško, baigiant, sakysime, iki produkto pagaminimo. Pasak Sauliaus, tokį popierių žymimą specialių ženklų arba spaudant perdirbto popieriaus jie siūlo kiekvienam savo klientui, nes visus poligrafijos produktus lygiai taip pat kokybiškai galima pagaminti ant ekologiško popieriaus. Reikia tik specialių įgūdžių. Iš kitos pusės tai yra psichologiniai veiksniai ir kas yra kokybė, kas yra nekokybė, tai yra mūsų vizija esanti galvoje. Ir jeigu mes galvosime, kad kokybė yra pagarbus elgesys su aplinka, tai galima būtų sakyti, tada kokybė yra perdirbtas popierius. Ir plus FSS standarto produktai žymėti FSS standartų rinkoje, jie
nebūna brangesni negu produktai nežymėti FSC standartų. Tai aš manyčiau, kad tai yra puikiai galimybė, tarkime, neišleidžiant daugiau pinigų, skatinti atsakingai elgtis visą gamybos grandinę. Anot Sauliaus, šiuo metu šalyje ant perdirbto popieriaus spausdinama galbūt 1% įvairių leidinių. Tausojančios aplinką komercinės ir reklaminės poligrafijos dažniausiai prašo klientai, kuriems rūpi ekologija. Spaustuvės atliktos klientų apklausos rezultatai rodo, tokių vos 10%. Tarp jų nei vienos biudžetinės įstaigos, kurios sunaudoja bene daugiausia popieriaus. Iš to, kiek mums tenka spausdinti ir pakankamai žymiom valstybinėm įstaigom, dėja tokio reikalavimo spausdinti ant perdirbto popieriaus ar FSC žymėto popieriaus, sakysime, mes niekada nesame turėję. Manau, kad Lietuvoje tas procesas nėra dar tiek įsibėgėjęs, bet tas procentas yra, manau, kad šiai dienai didėjantis ir galvoju, kad artimiausiais metais, tarkime, jisai tikrai didės. Nors palengva, bet ir Lietuvoje mokomės išmintingai naudoti popierių. Įsigyti perdirbto rašomojo popieriaus jau galima beveik kiekvienoje kanceliarinių prekių parduotuvėje. O kiekvienas biuras, kurio vadovams svarbi aplinka, įvairiais būdais skatina darbuotojus rūšiuoti popieriaus atliekas ir pagalvoti prieš spausdinant dokumentus. Štai viename didžiausių šalies komercinių bankų, pakeitus dokumentų spausdinimo sistemą, per metus sutaupyta 14 000 kg popieriaus. Taip, šiame mūsų pastate kiekvienam aukšte yra įdiegta tokios technologijos, kad kiekvienas darbuotojas, kuomet jisai spausdina savo dokumentus, jisai atsispausdina juos iš savo kompiuterio ir jie visi yra atspausdinami konkrečiai specialiai įrengtame kambaryje, kuriame stovi spausdintuvai. Jeigu tai yra ant jo stalo, tai jisai galbūt atspausdina vieną ar kelis kartus. O čia yra tiesiog jau kiekvieną kartą žmogus pagalvoja, ar jam tikrai reikia spausdinti, ar tikrai tai yra pirmos būtinybės dalykas. Pavyzdžiui, visos sutartys, kurias bankas pasirašo, jų originalai yra archyve, tačiau visais kitais atvejais, kuomet vienam ar kitam darbuotojui reikia sutarties originalo, jis jį gali matyti skanuotame pavidale. Kitaip tariant, jis įeina į tam tikrą banko sistemą ir gali tiesiog naudotis neatsispausdinamus tos pačios sutarties. Pasak pašnekovų, taupiau naudoti popierių padeda protinga biuro technika, spausdinanti, kopijuojanti ant abiejų lapo pusių, elektroninė tarpusavio bei išorinė komunikacija. Na, o jei norite sutrumpinti ilgus žiemos vakarus, pamėginkite senus laikraščius ir žurnalus savo namuose paversti štai tokiais meno kūriniais. Tai paprasta, sako projekto Galvok žaliai komanda. Popieriaus perdirbimui reikės nenaudojamų senų perskaitytų laikraščių, kuriuos vėliau susmulkinam. Trupučio vandens ir blenderio, kur viską malsim, bei sietelio nusausinimui su kempinėliu. Dabar suplėšim laikraščius ir rekomenduojame suplėšti laikraščius kuo smulkių, kadangi popierius gausis vientisesnis ir kad neužklystų jūsų smulkintuvas. Suplėštą popierių dedam į smulkintuvą. Tada užpilam truputį vandens ir apmalome tol, kol pasidarysime visą masę. Štai tokią gautą masę dedame ant sietelio ir formuojame naują popieriaus lakštą. Čia jau priklauso viskas nuo jūsų fantazijos. Stenkitės, kad forma būtų kuo plonesnė, nes ir popierius paskui kaip išdžiūvęs bus plonesnis, bus mieliau rašyti arba piešti. Štai suformuotą naujo popieriaus lapą paliekame ten, kur sausa ir šilta. Kad popierius greičiau išdžiūtų, uždedame laikraščius iš abiejų pusių. Štai taip atrodo išdžiūvęs lakštas. Perdirbtą popierių galite naudoti pagal savo fantaziją. Tiek norėjome Jums papasakoti šiandien, mes lauksime Jūsų dėmesio lygiai po savaitės, kitą trečiadienį 22:20. Iki. Люди остались без работы. Paskutinius 2 metus daug žmonių liko be darbo. Džiugu, kad kai kurie iš jų pabandė keisti gyvenimą ir imtis naujos veiklos.
велосипед, который вот через месяц-два поедет нормально. Tai yra dviratis, kuris jau pavasarį važiuos. Сезон. Весной он поедет. Окей. И эти колеса будут крутиться? Tai realus užsakymas.